Visiems labą dieną, šeštadienis ir kadangi gavome visi iš ryto lyderiai laišką, tai norėčiau supažindinti jūs visus su tam, negalėčiau pasakyti, kad naujienomis, bet tam tikrais įmonėje vykstančiais žingsniais. Tai pirmiausia, laiške buvo pranešta, kad jeigu dar kas nors nesumokėjote tų $30 stiprios kojos bonusui gauti, arba kas nors norit už matricą sumokėti, tai galima padaryti per dabar galvoju, 4 dienas, matyt likusias, nes iki 15 dienos imtinai, iki 15 dienos imtinai. Ir pranešama, kad jeigu jūs padarėte apmokėjimą ir dar jūsų kabinete tas apmokėjimas neatsirado, tai tik sulaukus 14 dienos, jeigu jūs nematote savo kabinete šitų pinigų, galima rašyti specialiai sukurtų elektroninio pašto adresų laišką. Tas adresas yra peizasupport@thwleadership.com. Kam reikės šio adreso pavadinimo tikslaus, kadangi tikrai sunkus pavadinimas, čate kreipkitės arba Skype'u kreipkitės į mane, Daina 0430, aš tikrai padėsiu. Įmonė aiškina, kad vis dėlto jie nesitikėjo, kad bus toks gausus žmonių antplūdis sumokėti ypač tuos $10 kas mėnesį, dėl to nespėja apdoroti kabinetų. Ir dar šitame laiške pranešama, kadangi Amerikoje penktadienį buvo veteranų diena ir 3 dienas nedirbs bankai, jie praneša, kad paskaičiavimus dėl stiprios kojos bonuso, toliau dėl man rodos šito matricos bonuso, mes visi pamatysim 18 dieną. 18 dieną jie bus išmokėti, mes pamatysim juos 15 dieną kaip žadėjo, bet išmokėti jie bus 18 dieną. Taip, kad svarbios datos lieka mums visiems 15 diena, kada pamatom stiprios kojos bonusą, matricinius bonusus, toliau 18 diena, kada jie bus išmokėti, 24 diena, kada mes pamatysim, kiek mums sumoka už peržiūras nuo rugsėjo 21 iki spalio 31, ir 30 diena, aišku, pagal Amerikos laiką, 30 diena labai svarbi dėl to, kad persirišiuos visa koja, kas sumokėjo stiprios kojos bonusui gauti mokestį, tie išliks savo vietų arba net pakils, o tie, kurie nesumokėjo, nusileis žemyn. Dar kas liečia iki gruodžio 1 dienos yra nuimta kvalifikacija minimum 5 valandos. Reiškia, tos šalės, kurios gali žiūrėti, gal ir mes čia jau gale lapkričio galėsim žiūrėti, nebus minimalaus 5 valandų peržiūrėjimo. Jeigu pažiūrėsim valandą, gausim už tą valandą ir iš komandos taip pat gausim pinigus, kiek jie pražiūrėjo. Žinot, yra tokia nuomonė, kad jeigu gruodžio 1 vis dėlto žada vėl atstatyti minimalią kvalifikaciją, tai yra nuojauta, kad nuo gruodžio 1 tikrai mes visi galėsime žiūrėti video. Tuo labiau, kad video jau žiūri su reklamomis Amerika. Vokietija taip pat žiūri video, tačiau reklamos yra nedaug. Sakė, maždaug 15 video, yra viena reklama. Atėjo kalbos, kad liktai Italijoje galima žiūrėti video, tačiau nelabai jos pasitvirtino. Na, jeigu šitaip viskas vyksta, manau, kad iš tikrųjų greitai ir mes galėsime vėl kibti į darbus ir už tai gauti pinigus. Kaip laiške įspėta, kad iš tikrųjų dabar labai darbuojasi dėl saugumo puslapio, surišta tas saugumas buvo su tuo, kad aš jau sakiau,
Hakeriai tiesiog nežiūrėdami video buvo iš vieno IP adreso padaryta tiesiog 35 vos net tūkstančiai peržiūrų, už ką užsidirbta milijonai tokenų, dėl to įsijungia Google'as, tie hakeriai rasti ir kaip matėte, visur jau eina apsaugos, reikia įvesti kapčią, įeinant į video portalą, įeinant į savo kabinetą, stovi kapčios. Mums paspaudžiant tokį rutuliuką, mums reikia išrinkti pagal klausimą tam tikrus paveikslėlius. Kiek žinau iš kompiuteristų, tai iš tikrųjų didelė apsauga, kada kokią nors programą atlieka robotas, kuris ne žmogus ir iš tikrųjų jam labai sunku pažymėti tas kapčias, neįmanoma, o norint tai padaryti, tiesiog yra milijoninės investicijos nevertos šitokio darbo. Tai apsauga vyksta ir toliau labai smarkiai dirba IT specialistai, kad iš tikrųjų apsaugoti nuo neteisėtų veiksmų. Žinote, kad mūsų pasaulyje vis dėlto žmonės labai yra gudrus ir ieško visokių kelių nepelnytai užsidirbti pinigus. Ir tokiu būdu sumaišė ir mum tą žiūrėjimą. Bet kągi, tikėsime, kad viskas bus gerai ir mes nuo gruodžio mėnesio visi galėsim vėl kibti į darbus. Ką dar norėčiau pasakyti? Įmonės valdžia išėjo, parašė specialų laišką Maiklui Lifšicui. Taip jisai bendravo tik tai su Julija, kuris yra jo sponsoris. Bet kadangi pas Maiklą Lifšicą yra jau labai didelė komanda, jį jau skaito labai svarbių žmogum ir mūsų įmonės valdžia parašėm laišką, norėdami kitą savaitę su juo susisiekti ir aptarti tam tikrus matyt planus darbo. Jisai pat džiaugiasi ir mes džiaugiamės, kadangi mes tikrai turėsime skaidresnį informaciją, kada jau mūsų aukščiausias lyderis, iš kurio mes čia dauguma visi einame, turės tiesiogų kontaktą su įmonės vadovybė. Tai, žinot, mes ir greičiau sužinosime informaciją, mes informacijos to sužinosim daugiau laiku ir manau, mums visiems iš tikrųjų nuo to bus dar daugiau aiškumo. Dabar dėl naujo bonuso 50 000 metus. Reiškia, situacija yra tokia. Jeigu jūs atsivedate 3 žmonės, tie 3 žmonės atsiveda dar tuos 3 ir toliau viskas kartojasi po 3 iki 9 lygio, reiškia 9 lygi, kiek yra žmonių, dar atsiveda visi po 3, tai jūs pražiūrėdami 1 valandą į dieną, 20 valandų per mėnesį, jūs patys, jeigu dar pražiūrite, jūs gaunate vieną kartą į metus $50 000 bonusą. Na, iš tikrųjų, tai yra didelė komanda. Tai aš pasiskaičiavau, kad yra 6561 žmogus, tai yra labai didelė komanda, tačiau yra lyderių, kaip Ukrainoje Barišavas Aleksėjus. Na, jis sakė, kad pas jį tokia tvarka yra iki 7 lygio jau sudėlioti žmonės. Taip, kad yra tikrai įmanoma ir kažkokie tai žmonės gaus tos 50 000. Na, lyg tai pasakiau viską, kas yra svarbu. Liko laukti visiškai nedaug ir manau, kad turėsim gerą malonumą pasidžiaugti išmokomis, nors čia labai atsikelinėjo dienos, tačiau, na kągi, didelė kompanija iš tikrųjų. Labai daug darbo ir reikia džiaugtis, kad liko visai nedaug. Iš tikrųjų, aš labai tikiu, kad viskas bus gerai ir kad ypač kitais metais mes turėsime didelę padėką kažkam tai, kad vis dėlto nebuvome tos galimybės apeiti. Tai kągi, visiems gero savaitgalio, sudie su jumis buvo Daina ir iki gero.